O kaip tu jautiesi, kai tave kažkas kopijuoja? Jei kopijuoja, tai yra tarsi komplimentas. Tai reiškia, kad tu padarai kažką, kas yra verta pakartoti. Ar plaukai, ar spalva, ar stilius, ar kalbėsena, ar kažkokie veiksmai. Bet jei tave kritikuoja, tai dažniausiai vyksta todėl, kad nepavyko nukopijuoti. Matai, žmonės pirmiausia mėgdžioja tuos, kuo iš tiesų žavisi. Ir kai supranta, kad negali tuo tapti, na tada jie bando kažkaip sumenkinti tave. Ir tai iš tiesų ne pavydas, yra tiesiog psichologija. Ir tavo pasitikėjimas savimi tampa nepatogus tam, kas vis dar slepiasi, kas vis dar ieško savo ašies. Bet neleisk, kad tave tai nukreiptų nuo tavo pagrindinio kelio. Tiesiog tęsk kūrybą, tęsk augimą. Nes tokia ta tiesa, tie, kurie daug kalba, iš tiesų seka tyliai. O tie, kurie nekenčia, analizuoja tave iš tolo. Todėl neužgesink savo šviesos vien tam, kad kažkam šalia tu būtum patogi. Taip, tikroji įtaka visada yra pirmiausia kopijuojama ir tik vėliau gerbiama. Ko čia dabar padaryti? Tuos plaukus sutvarkyti.